Ten tolumoje, kai žiūriu pro trobelės langą, matau skirtingus sluoksnius realybės. Tai yra, kad artimiausias miškas, už upelio, prie upelio yra juodalksnių tokia giraitė nedidelė, po to eina beržynas, pušis tas brandesnis miškas ir ten tolyn ant kalvų 5 turbūt sluoksnis. Tai aš važiuoju dabar į tą sluoksnį, į tą miškelį dar kartą, kad pasinagrinėti realybės temą. Nu, o dabar tą realybę važiuoti nuo šito kalno. Šviežiai užsnigta, tai slidimas yra šiek tiek pristabdytas, bet vis tiek nuo kalno toj nusileisti. Davažiavau iki to brandaus miško, pasistačiau slides, nes gan sudėtinga čia turbūt slidėm eiti bus, tai dabar ėjimas bus žvėrių takais, nes jiems irgi sudėtinga eiti ir bandysiu eiti į miško gilumą. Pasižiūrėsime, kokį grožį mes čia turime. Stosim kažkokia tokiesnėje vietoje, pasikalbėti apie realybę. Pagle yra jų buvimo kaip ir vieta, jie čia slepiasi turbūt, ar nakvyniai kažkokiai tai apsistoja. Labai įdomu stebėti tą gamtą, tą realybę ir po kiekvieną, o sniegas krenta po kiekvieną šitą eglutę, jos nėra labai brandžios, bet kaip tu matai yra štai tokie namai jų. Čia kraštas yra laukinis, čia nėra žmonių, nežinau ką aš čia sutiksiu, nes prieš tai yra vakar, kai slidinėjau čia, tai sutikau 5 šernų šeimyną, sutikau 10 elnių kaimenę. Nu, kaip gražiai pasiklota. Labai įdomiai, kad šakos yra išdėtos. Na, štai tau tokia realybė. Tai turbūt ne šios nakties poilsio vieta, bet visur yra, visur po šitom eglutėm yra vietos jų poilsiui. Stengsiuos baisiai gal jų netrukdyti ir neužilgo prieisiu kažkokią saulėtą vaizdingą vietą mūsų pokalbiai. Štai čia mes apsistosime tam pokalbiui. Čia turbūt kiekvienas kvadratinis metras yra grožyje ir tikrume.
tenais, kai žiūri iš trobelės, dabar, jeigu tu žiūri į mane, tai trobelė tiesiai prieš mane, tolumoje, aš matau tuos kelis sluoksnius. Ir aš dabar kokiam 4 sluoksnyje tos realybės, kurią matau, ir aš atėjau dabar pasitikrinti tos realybės. Aš matau realybę visiškai kitaip negu tu. Ir čia nematau jokios apgaulės. Čia nėra jokio formuojamo nuomonė, čia yra tiesiog gyvenimas. Ir aš ateinu įtyrinėtis, kai aš anksčiau nemačiau realybės, tikrosios realybės, nes jinai buvo paslėpta po daugeliu šydų, gyvenimo šydų suformuotų man, tuo pačiu ir tau, kad mes nesuprastumėme, kaip čia kas vyksta. Aš kentėjau, aš gyvenau savo dvasinėme skausme per įvairius įvykius, nesuprasdamas to gyvenimo. Ir mano ieškojimas, kuris buvo, yra ir bus, apie tai, kas yra realybė, kas yra tikra ir kas daro mūsų gyvenimą gražų, džiugų, kokybišką, prasmingą, ryškų, su ugnele, su nuotykiu. Tai ne šiaip sau kažkokia tai analizė, kuri apie nieką, o kaip praktiškai visą šitą suvokimą paversti tą realybę to gyvenimu, tiek, kiek mums skirta. Ir mano ta mentorystės programa, kurioje aš padedu žmonėms atrasti jų gyvenimus, būtent ir yra apie realybę. Apie gyvenimą, kuris supa mus ir kaip mes turėtumėm išmokti suprasti. Tik supratus tą realybę, tą realybę, kurią aš matau, o tu gyvenimo realybę, mes galim gyventi nuostabų gyvenimą. Realybė formuojama tau, dabar tau, per kai kurias prizmes, kurios neleidžia tau mėgautis ir džiaugtis to gyvenimo, apskritai paverčia tave kaip ir kentėtojų čionais, šitoje gyvenimo realybėje, kurie tau sukurta, nes tikslas ir yra, kad tu būtum silpnas, kad tu būtum kančioje nieko nesuprantantis. Kai aš atsitraukiau nuo miesto, kai aš atsitraukiau nuo šurmulio, nuo triukšmo, aš pradėjau pastebėti kitus elementus ir kitus dalykus. Tau iš miesto galbūt žiūrint atrodytų, kad tik bepročiai gyvena, tokiom sąlygom, jie vaikšto kažkokiais miškais. Bet mano širdis džiaugiasi, aš mėgaujuosi gyvenimu, aš einu per gyvenimą taip stipriai kaip niekada. Mano kūnas yra sveikas, mano protas yra sveikas, mano siela džiaugiasi tuo. O tu, gyvendamas savo realybėje, kenti. Visur vyksta reakcija. Pastebėk, kas paskutinius kelius metus formuojama tau, kad tu reaguotum ir piktintumsi kažkuo, kas aplinkui vyksta. Ir ta informacija yra transliuojama, kad pažeisti tave kaip žmogų, kad tu nesuprastum, kas yra kas ir iš vis į kurią pusę tavo eiti. Tu pasimetęs, tu nematai net prasmės, nei jėgų turi tam gyvenimui, nei tu pasilsėsis, nei sveikas esi fiziškai ir psichiškai, neturi jokio tikėjimo ir tu esi valdomas, tiesiog valdomas. Tai čia yra valdymo tema. Aš esu matantis šitą realybę ir ją tyrinėjusi tam, kad aš galėčiau turėti laisvės, tiek, kiek man leista tos laisvės turėti. Vidinės laisvės, tos asmeninės laisvės, kuri man duoda gyvenimą, kuri man duoda džiaugsmą, kuri duoda tyrinėjimą. Įsivaizduok, aš galiu tyrinėti tai pasaulį. Kodėl? Todėl, kad aš matau kitaip tą pasaulį. Aš jį kitaip suprantu ir gyvendamas jame, aš išmokau elgtis atitinkamai pagal savo taisyklės. Tu neturi savo taisyklių, nes tau jos yra primestos. Tu turi dirbti, tu turi galvoti apie pinigus, tu turi galvoti apie tai, kur juos išleisti. Tau pridėta siekių įvairių, neteisingų siekių, kurie nieko bendro su tavim neturi ir su tavo gyvenimo kokybė ir tu eini paklydęs tenais. Šitos realybės tai kaip sluoksniai, kaip gyvenimo sluoksniai. Kad suprastum, kas kiekvienam sluoksnį yra, turi eiti ir gilintis į tai. Tai kaip aš dabar atėjau čionais, aš pamačiau, kad žvėris gyvena po tomis eglėmis. Prieš tai aš galvojau, kurgi tie žvėris miega. O jie miega va taip, pasislėpia po tomis šakomis. Kaip jie čia išgyvena, kur jie čionais būna. Tu lygiai taip pat savo gyvenimo realybėje turi surasti, kas yra tam kiekvienam sluoksnyje. Aš labai aiškiai matau, kad gyvenimas yra ganėtinai paprastas, kai tu matai tą paprastumą.
Ir tas paprastumas, kaip tu supranti ir iš mano pokalbių ir ankstesnių, ir čia yra tas pats. Pirmas elementas, suvokiant realybę, pradedant sveikti, yra sportas, aktyvumas, fizinis darbas, kuris tave išveda į šiek tiek kitokią būseną. Tada tu susitvarkė šiek tiek šitą elementą, šalimais tvarkydamasis mitybą, tu jau gali žengti sekantis žingsnius. Šitų žingsnių nežengęs, tu niekur neišvažiuosi, tai yra labai komplikuota ir per sudėtinga. Susitvarkai savo fizinį kūną, iki tiek, kad tu jau gali nagrinėtis toliau ir psichinį, ir dvasinį savo gyvenimą ir žengti toliau. Nagrinėju toliau tos sluoksnius ir atrandu kiekvieną dieną kažką tai naujo ir aš jaučiu, kad yra labai daug paslapčių. Aš savo priminimų lentoje, kuri yra pas mane virtuvė valgomajam, taip vadinamam kabanti, pasirašęs ieškoti gyvenimo paslapčių. Atrodytų gal visiškai nesąmonė, bet tai ir yra paslaptis, kurias aš atidarinėju tokiu būdu, tyrinėdamas, suprasdamas, atsitraukęs nuo nuomonės formavimo, o girdėdamas savo vidų, savo sąmonę, kalbančią, sielą kalbančią man, kur aš turėčiau eiti. Tyla, kurioje aš gyvenu, reikalinga, kad išgirsti tai. Atrodo, kur jie gauti mieste tą tylą? Taip, ganėtinai komplikuota, nes aš naktį, ir vat šią naktį, prieš užmigdamas, girdėjau traškantį laužą pečiuje ir židinyje. Jisai nurimo ir aš naktį prabudęs girdėjau kirvarpą, kuri graužėsi malkoje, nes sienoje malkoje tylių krapždėjimo. Aš girdžiu štai tokius garsus. Mieste yra triukšmas, fonas pastovus ir tu negali girdėti, kas yra tiesa. Atrodytų gal tikrai ne apie tai čia, bet tai yra apie triukšmą, kuris yra aplinkui. Tu esi įtrauktas į triukšmą, šviesos triukšmą, taršą, garsų taršą, energijos taršą, kuri aplinkui yra. Ir mano tarša, kuri čia yra, jos beveik nėra. Kai aš įsijungiu savo telefoną pasižiūrėti, kiek yra Wi-Fi'aus stotelių nuo kitų telefonų ar kitų įrenginių, tai pas mane yra 0. Mane tai džiugina todėl, kad aš turiu ir būtent tą bangų švarą tiek, kiek jinai yra įmanoma. Mieste kiaurai išilgai eina tos bangos ir sunku tai suvesti su gyvenimo kokybė. Na, prie ko čia, kaip čia galėtų tai įtakoti? Viskas prasistakoja, nes aš dabar galiu jausti savo gyvenimą visiškai kitam kontekste, tik pakliuvęs čia. Teoriniam lygmenyje, gyvenant mieste ir darant labai primityvius dalykus, kurie susiję su kažkokiu laikinu savaitgaliniu išvažiavimu, kažkokiu atradimu, tu nieko netrasi. Čia turi būti gilesnis ėjimas į tai ir pasiaukojimas. Ta programa, kurią aš kūriau savo, jinai veikia šiame laike. Per sportą, per pasiaukojimą, per atsisakymą, per poreikių mažinimą, norų mažinimą, per švarą fizinę, psichinę ir dvasinę, per mitybą, per bendravimą, per kitus elementus, tu susitvarkai save. Tu išgirsti save, tu supranti realybę. Eik ieškoti, kas yra tikra, kad gyventum gyvenimą. Nematau žmonių gyvenančių tikro gyvenimo. Jiems atrodo, kad sukurta ta iliuzinė realybė yra tikra. Tai yra tikra ir aš iš šalies, stebėdamas juos, kalbindamas juos, matau, kad tai yra melas, kuris formuotas jiems per tam tikrus jų kančios elementus ir padedu jiems po truputėlį, žingsnis po žingsnio, atrasti, kas yra tikra. Nagrinėkis gyvenimą, atgauk savo gyvenimą, būk savo gyvenimo šeimininkas, ta gyvenimo kokybė, kurioje gyvenu aš, į kurią tu gali pakliūti, yra nepalyginama su ta, kuri yra suformuota tau, kurioje aš gyvenau, niekada ten negrįšiu, ieškosiu toliau atsakymų, ieškosiu paslapčių, mėgausius kiekvieną dieną ir būsiu savo gyvenimo šeimininkas. Būk stiprus.